Nu, labas. Tai va, kaip sakant, vėl aš čionai. Balandžio pabaiga, rytoj Velykos. Na, aš be nuotykių tai negaliu. Žodžiu, buvo toks planas atvažiuoti į kaimelį ir tik pasižiūrėti, ką aš šiandien galėčiau nuveikti. Buvo pasiūlymas iš šeimynos, kad gal žinai, važiuok su mašina. Aš sakau, nu ne, būtų visai prikolas nuvažiuoti ne su mašina, o su mano žmonos brolio vaikišku keturračiu. Atvažiavau, viskas okei, sustojau ir nebeįsijungė bėgiai. Nei priekinis, nei galinis. Ar aš šiandien kažką čia padarysiu? Abejoju. Ar sugadinau vaiko keturratį? Taip. Ar šiandien vaiko gimtadienis? Taip. Nu, žodžiu, va taip va kažkaip tai man gaunasi. Na, dabar dar visą einu pasižiūrėti, kas man daugiau belieka. O tokiom va rankom einu pasižiūrėti, ką šiandien galiu padaryti, nes realiai dabar gaunasi, kad visus darbus, kuriuos galima būtų daryti, tai yra darbai susiję su technika. Viskas kaip ir paplanuota, suplanuota, o man norisi dar kažką daryti. O kad dar kažką daryti, vis tiek viskas turi būti padaryta su ta technika, su kuria yra suplanuota. Tai, žodžiu. Ką čia mes turim? Čia norėčiau tikriausiai truputėlį pasivalyti, nors tikėtina, kad dar bus žemių. Va čia yra pelkė. Šitą pelkę žiūriu šiemet, aišku, dar pavasaris. Šiemet labai jinai čia tokia gyvybinga ir didelė. Čia matau avietynas. Geras kaip garsas keistas. Nežinau, ar girdėsis, nes nepasiėmiau mikrofo. Geras. Aš net nežinau, kas čia per garsas. Nu, okei. Išsiaiškinsim, paklausim protingų žmonių. Gerai. Žiūrim, ką čia galima daryti. Darbo belenkiek. O aš tvarkau keturratį. Maigau tiesiog. Dar pabandžiau, ponas mechanikas, dar pabandžiau įsijungti YouTube'ą pasižiūrėti, ką ten galima daryti. Nieko ten negalima daryti. Nieko nesuprantu. Ir kaip sako, nekišk nosies, kur nereikia. Taip. Va čia norėčiau pasidaryti šitą vietą. Čia tikriausiai kirst kast. Čia išsipjauti. Čia išsivežti. Šitą išsivežti. Apšvietimą norėčiau pasidaryti čia, o kad čia jį pasidaryti reikia elektros. O kad gauti elektrą reikia traktoriuko. O kad gauti traktoriuką
Reikia kviesti Donatą. Donatas irgi neguminis. Tai žodžiu, nu gerai, čia jau žemė, tai pradžiuvo viskas ok. Gerai, dabar planas. Planas yra kažkaip tai grįžt namo. Va, brodelis. Va, brodelis. Va, eglė. Ir va mano transporto priemonė. Labas rytas, suraitytas. Aš ir vėl čia. Turiu šiandien tokių mechaninių darbų. Noriu va šitą vietą padaryti šiek tiek tvarkingesnę. Vakar jau atlikau keletą namų darbų. Kodėl pristojau prie šitos vietos, irgi truputį papasakos. Tai vakar va čia va susitvarkiau vietą, šiandien truputėlį apgenėsiu vieną klevą, kitą klevą ir noriu pašalinti tikriausiai tuos krūmus. Tenai buvusios laukinės slyvos, badosi ir naudos iš jų nedaug. Tai čia apsitvarkysim. Ten pasirodo pavasarį turim nedidelį produką su vandeniu. Vasarą vandens nebelieka, o šitoj vietoj ilgai galvojau, ilgai svarsčiau, vaikščiau, ieškojau variantų. Šitoj vietoj norėsiu pastatyti va tą dalykėlį, kurį man atvežė. Pirminė mintis buvo dėti čia, bet nenoriu, kad būtų ant akių. Ir tenai planuoju padaryti, spėkit ką. Ogi mintis yra tokia, kad padaryti 2 tualetus, 2 dušus ir po kriauklytę. Kriauklės nežinau, ar darysiu lauko pusėje ar viduj, tikriausiai gal būtų protingiau viduj padaryti. Tai va šitą nameliuką norėsiu persivaryti į tą vietą, aišku, su juo irgi dar yra reikalų, yra darbo, reikės iš vidaus apsitvarkyti, bet pagal išmatavimus jis man tinkamas, karkasas jau surinktas, čia atvežė. Toks va nameliukas, nežinau, gal sugalvosiu aš jį paskui ir perkalti, nors visai ganėtinai tvarkingas. Toks va dalykas. Tai ką, einam išsikrausim įrankius. Va, čia ta vieta, kur sakiau, kad žiemos vidury uošvis ganėtinai stipriai išvalė. Čia buvo toks brūzgynas. Tai vat išsivalė. Čia irgi labai drėgna vieta. Bet vizualiai visai smagiai atrodo. Vat atsivėrė ir namukas. Išsivalė krūmai medžiai. Visai čia smagu. Turim savo miškų, o jeigu planai nepasikeis, tai tikėtina, kad rytoj turėtume pradėti darbus susijusius su rimta stambia technika.
Tai kol kas tiek. Einam traukti įrankių. Turim va tokį va mechaninį rimtą daiktą. Tai kadangi rankytėm panašu, jog nepasieksiu, tai pasiėmiau šitą mechaninį rimtą daiktą. Bandysiu apsipjauti keletą šakų, nes būtent į šitą vietą galvoju, va štai čia iki klevo pasistatyti tą nameliuką. Pabandom, pažiūrim, kas čia gausis. Faktas, kad gausis jau nebe pirmą kartą aš tai darau. Gaunasi puikiai. O, tik tai vėjas į akis pjuvenas varo. Šitas daiktas gali pakilt iki berods 8 metrų. Tas ir labai gerai. Stiprių rankyčių reikia. Miestietis neturi. Stiprių rankyčių pavargsta greitai. Priprasim, išmoksim, kaip kaime žmonės gyvena. Va taip va. Labas rytas, suraitytas. Nespėjau pradžios. Tai nors ties viduriu įsijungsiu. Juda šiandien reikalai pas mus. Atvežė medieną. Atvažiavo gatiristas. Bandysim pjauti. Reikia gi medžiagų mūsų kaimeliui. Tai va, turim čia visokių reikalų. Rastų parinko neblogų. Žiūrėsim, kas gausis. Dirbam darbus, atvažiavo mediena. Pabiškį pjaunam. Pradėjom po truputėlį, neskupėdami, pasiruošim savo medienos sekantiem projektam. Va taip.